besikraustant į lauką. Vyras padėjo išsinešti man tos rankiukus į lauką. Sako, aš jau žinau, kaip vadinsis video. Ką tiek metų slėpiau nuo vyro. Realiai, aš pati negalvoju, kad čia iš tikrųjų čia ne viskas yra. Čia ir komplektukų ten tokių didesnių, tokio kur dažniau naudam, kiti sudėti ten prie visokių paprastukų, tai tų nebeieškau. Tiesiog tuos pokšteles išsinešėm į lauką. Ir aš galiu pasakyti, čia kokių jaučiu 2 metų gal, ne, kolekcija. Šiaip gal jų atrodo ir daug, bet iš tikrųjų galiu pasakyti, kad net paskutinės 3 kelionės bandėjau, kad sakau, nieko neparsivežiau gražių rankiukų į savo kolekciją, nes man kažkas yra nerealaus ir vis noriu kažko tokio ypatingo pasipildyti. Jie visi yra nepardavimai, jie visi yra mano, čia mano, kaip sakau, pensijinis fondas, čia mano yra taupyklė, žinokit, pati geriausia taupyklė. Ir šioje kelionėje irgi mes labai pastebėjom, kadangi irgi, kaip ir jūs jau žinote tikriausiai, kad sidabro kainos yra kažkur padebesise, o jeigu dar atrandi gražų sidabrą, tai kosmosas, labai brangu. Tai va, noriu parodyti truputėlį savo įrankiukų kolekciją. Labai gražus. Man kiekvienas jų yra kažkas nerealaus. Pirmenybę teikiu perlamutrui. Mano meilė perlamutras. Va, ir čia turiu jų nemažai ir visokių. Va, žiūrėkit, kokio mielumo. Va, šitą iš Gibraltaro parsivežėm. Va, peiliukai, žiūrėkit, kokie gražus irgi sidabras su perlamutro rankėm. Man patinka, kur yra daug ažūrų. Žiūrėkit, va pavyzdžiui, šitą pokštelį, pažiūrėkit, kiek čia yra gražių ažūrų. Va šitas įrankiukas, koksai gražus. Va, fantastika. Galiu pasakyti, kad kuo toliau, tuo mažiau jų eina surasti. Va čia pas mane jie visi kaip gėlės sumerkti, va, nes labai gražios tos, žiūrėkit, koks šaukštas grožis. Jums jaučiu būtų smalsu sužinoti, už kurį mokėjau brangiausiai. Man irgi. Už patį mažiausiai. Už šitą mokėjau brangiausiai. Ir čia yra netgi ne peiliukas, čia yra laiškam atidaryti. Toksai rankiukas, sidabrinis su perlamutru. Labai gražus. Labai senas, aišku. Ir žinot ką, prasidėjo Aistė kaltininkė. Mes jos gimtadienį norėjom nupirkti Aistį, sorry, nebegavai dovanų, nupirkom šitą Aistį. Knygos skirtukas, sakėm, bus. Čia yra laiškų atidarytuvas ir taip prasidėjo per Aistę mano kolekcija praktiškai jau laiškų peiliukų. Žiūrėkit, kokio aš turiu gražių. Ir dar čia iš tikrųjų ne visi yra. Irgi dar ne visi. Turim, va man šitą turėjau kažkada ir aš jį vieną pardaviau. Nu ir taip, aš jo gailėjau. Ir ieškau, kai ieškai randi ir nusipirkau ir savo tokį. Dabar turiu ir aš tokį. Turiu va ir duoną šakutę. Irgi labai retai pasitaikantis rankiukas. Labai gražus toks antikvarinis. Va, ir čia žiūrėkit, kokiu gražiu. Va, šitą turiu, čia yra meliono peiliukas. Ir peilis ir šakutė viename. Kokie visi, žiūrėkit, gražus. Va šita vazelė, mano gėlių puokštė tokia, yra netokie ažūriški, bet jie visi išskirtiniai yra savo amžium ir gamintojais. Tai čia va visokie Kristofeliai, visokie Boulanger, kurie yra 18-19 amžiaus. Va, prašom. Va, žiūrėkit, kur aš naudoju krištolinės vazytės. Žiūrėkit, čia ką aš turiu gražaus. O jotis, tu mano, kokie čia visi gražus. Ir su visa lėkštute. Kokį dydžio, kaip pirštų dydžio. Čia prieskoniukam, jo. Ir va čia bantukų dar turim. Va. Labai reti, labai ypatingi. Ir pati geriausia investicija, nežinokit, belekai brangsta. Tokie daiktai brangsta belekai. Tai jeigu jau randat, būtinai rekomenduoju ir nupirkti. Bus ir širdžiai faina. Ir galėsit praktiškai gražiai stalą pasiserviruoti. Šiek tiek apžiūrėjom. Bus ir pardavime. Šiaip ir turiu pardavime irgi gražių rankiukų. Visąlaik Jeigu susidomėjot, jeigu jums irgi tokie patinka, matot, vietos daug neužima. Matot, net vyras nepastebi, kai pradėti kolekcionuoti. Tai rašykit.
Dalinsimės, šitais nesidalinsiu, Bet bet turiu... Parduotuvėje bus. Ir yra parduotuvė, taip. Prikaupusiu.